Labas rytas. Taigi esam pusryčiuose su komanda. Jeigu komanda nieko prieš. Matas bliniukus valgo. Aš irgi valgiau blynus. Skanus blynai. Blynai vienas iš skaniausių dalykų čia. Dar vaisių valgiau, ananasą valgiau, irgi patiko. Tai va, lėksim 10 valandą į treniruotę. Klasiką važinėsim. Šiandien jau geresnis oras ryte, be šlapė. Taigi, šiandien mes esame jau treniruotėje su Egle Savickaite. Kokios tavo nuomonė šiandien apie orelį treniruotės? Ai, nelys. Aš irgi tikiuosi, kad nelys kaip vakar. Nežinau, ar matas, bet tai va, sninga lyja. Žiauriai. Ir sąlygos sunkios, slysti nelabai slysta. Yeah! Guys! Sušlapau belekai. Belekai sušlapau. Viskas pramirkė. Galva dar nieko. Prišneštų taip atrodo. Kiaurai šlapas. Va, čia matas, ant kiek kiaurai peršlapas esu. Vienintelė vieta sausa jaučiu čia yra. Good training, wet training. For strong man, no problem. Labas rytas, žmonės. Šiandien turime štai tokį orą. Wow, atrodo, šiandien kaip ir poilsį darom, bet galvoju nuvaryt paslidinėt, nes reikia intervalus pasidaryti. Daug sniego, tai šiandien bus sunku Tautvydui važiuoti. Važiuosim palaikyti Tautvydą. Per tokį orą jam reiks palaikymo. O, tai susitiksim kažkur. Guys, čia crazy. Per vieną naktį tiek prisnigo, čia crazy. Čia belekas. Va tiek va prisnigo. Eik tu savo. Čia unreal, per vieną naktį. Pas įmanoma važiuoti. Jaučiu retrakas iš naujo pravarinės trasą. Nes šį kitaip tai realiai šį nesąmonė. Esam valgykloje, laukiam eilėje maisto. Štai mūsų pradžia, pasirinko, ką nori vandens, tada bandelę pasiemi ir lauki ten meniu. Va. Pomidorų sriubos su makaroniukais. Gavom makaronų, vištienos, bandelę, padažas. Ten dar salotų įsidedi. Turim dabar laivą per tenais. Štai. Ir paskui eisim palaikyti Tautvydą. Dar norėjau parodyti, kiek čia mums duoda visko pasimti. Vienas batonėlis, 2 batonėliai, šokoladukas, čia cinamono bandelės, čia keksas, šokoladukas. Ir čia dar ne viskas, ten gali daugiau, bet nu, man užteks jau. Nieko nereik pirkti, užtat iš parduotuvių. Jo, fine. Hi, what's up? Yeah, I'm filming a vlog. You're filming a vlog? Alright, how was the race? Good. I didn't race today, but the first 2 days was amazing. Yeah? It was sunny, yeah. It was beautiful. I was racing with you in the race. I remember you guys, yeah? The qualification race. Yeah. I love your kit. You have a beautiful kit. It's... yeah, it's nice colour. Thank you. Yeah. I've been to Lithuania. Really? Quite a few times. Yeah. I was there
Just in Vilnius just the other day. Yes. Like in I'm from Vilnius. Vilnius. You're from Vilnius. Yeah, beautiful place. Vilnius Tech, maybe you were? I was there. I hosted the event. 3,000 people. Yeah, it was amazing. So a big fan of you, Lithuanians. Wow. It's my favorite of the Baltic Three. Don't tell the others. Better than Riga and Tallinn. Okay. Yeah, I'm good. I'm back. I'm doing social media today for Trondheim. So that's why I came back in. I'm gonna eat this. I'm gonna post the videos. So I'll see you guys in a moment. Yeah. They're coming. Čia yra tokie norvegiški vafliai, žiūrėjau, viską. Einam. Tinka, jis taip sklandžiai angliškai kalba. Jo, žiūri gerai. Tai man atrodo, jisai nėra iš South Africa, jis kažkur gal Britas koks. Nu, ne. Nu, tipo, yra iš South Africa, bet jis... Jo. Tipo. Taip, jis irgi pasirašė mūsų širdelę čia. Aš medalį gavau čia ir skarelę. Tai vat. Все, baigim. Karočią, mes čia filmuosim irgi su GoPro, tik tai, kad mes esu tokia kieta kamera kaip jie čia, bet vis tiek kietai. O aš tai tokią kamerą filmuoja ją. Ne, neaugdamas. Gerai, kvėpuok. Važiuoji, kvėpuok. Gerai. Gerai, Tautvydai, davai, dirbi. Gerai. Op. Žodžiu, Šaika, mes dabar esam Oh shit, here we go again. suvenyrų pardėj, čia belie kiek žmonių, bet mes jums vis tiek parodysim, ko gero galite įsigyti. Maskotas. Žodžiu, šitas paukščiukas ir yra toksai mažas ir yra toksai didesnis, ko galima nusipirkti. Veikia daug. Per garsiai gal. Tada yra gertuvių, podelių, lunchboxų. Žodžiu, labai kietas dalykas, nes yra gertuvės, tai mes manom, kad labai faina. Paskui jis galvoja, gal nusipirk tokią. Dar kuprinių yra. Daugiai parodį, ką nusipirkai. Sprūgau skarelės. Vieną vienam žmogui, kitą kitam, bet ne man. Ne tau? Ja, suvenyrą. Tai va, atėm. Smegeriai kokie. Super. Šitoks šiandien ryte oras. Šlapdriba. Sninga ir lyja vienu metu. Gerai, kad apsirengiau. Eina savo bjaurus oras. Žiūrėsim, kaip seksis slidinėti mum. Ir tiek, jo. Tokiom sąlygom sprintas vyksta šiandien. Panašiai kaip ir vakar. Tai va, dabar moterų team sprintas. Laukiam Eglės. Round 1. Fight! Norvegas varo. Round 2. Fight! Žodžiu, čia kažkokia parduotuvė. Crazy. Kostiumų parduotuvė. Biškai apsižiūrėjom, net ten pataikėm, reikia sportas parduotuvės. A few minutes later. Amžinai atvers. Labą dieną. Kaip sekas gyvena. Nu ką, šiandien varžybų dieną. Varysim šiandien laisvų stilium, 7,5 vyrų estafetę. Aš startuoju 4 numeriu, paskutinį. Tai jeigu neaplenks ratų, dar startuosiu. Tai va, šiaip labai didelis vėjas šiandien, labai eini ir neša su visą tave. Dar neslidinėjau, tai nežinau kiek sunku, bet va, galite matyti, kaip plevėsuoja tos juostos. Toks va vėjas.
Čia ūžė viską, šiaip nežinau, per kamerą nesigirdį jaučiu. Tai va, žodžiu, neteko išvažiuoti man, dabar darau antrą treniruotę. Nu kaip antrą partiją. Pavažinėsiu ir viso. Mano varžybų metas Norvegijai baigėsi. Čia visur uždaryta, laukiau, čia kažką veža. What the hell, neleidžia įtvalgyti net. Kiek supratau, čia Norvegų Royal Family. Jo, nes irgi atvaro čia pažiūrėt varžybų čia. Netgi buvo, kad jie užėmė persirengimo kabiną moterų ir negalėjo ten viena suomė persirengti, nes jie buvo užėmę, tai ten paskui kilo nesklandumų. Nu ką, bėgam. Nu, ne rytinę mankštą, bet pirmą treniruotę. Bėgam, nes šiandien jau nebeslidinėsim, reiks susikraut slidės ir rytoj išvažiuosim. Dar varysim pažiūrėti šiandien moterų starto, moterų estafetės. Man atrodo, man ten reikia. Žodžiu, priejau kažkokią užtvanką. Eina sau. Guys. Very huge užtvanka. Reikia prieiti, arčiau pažiūrėti. Oi, tu pekla, čia jaučiu, kaip paleidžia vandenį. Taigi, su Mateuša esam trasoj, žiūrim, kada atvažiuoja Sieva, palaikysim, rėksim, turėtų atvažiuoti. Pasilaikyk, pasigauk. Gerai, op. Davai pasilaikyk, op. Davai pasigauk tu jas, op. Davai, Gerai, davai. Pasigauk tas dvi ir viskas, davai. Davai, nėr ko taupytis, varyk, nėr ko taupytis. Minutę atlošti reikia. Minutę, ne? A daugiau. Jau, esam kelte. Sunkiai davažiuot buvo tikrai. Ir neturim kajučių šitam kelte. Ir šitas keltas palyginus mažas, tikrai. Ir toks vienas iš naujesnių. Turim tik sėdimas vietas. Bandysim ten įsidrėpti per 2-3 vietas, kad užmigti, nėra tiek daug žmonių. Atplauksim po kokių 8 valandų 9 ir lėksim. Bus tik likę kokius 5 valandos kelio. Čia net nesimato mūsų karočią. Jau. Mateuša čia įsidrėpęs, aš čia griūsiu. The next day. Taigi, sunki kelionė tikrai buvo, jau va tokia va galva, net kažkokia kreivi plaukai, žodžiu, jo. Čia toks pavasarėlis, kad net nemanau, kad bus daugiau slidinėjimo kontento. Ir tiek. Rašykite komentarus, kokių video norėtumėt, pasiūlykit idėjų, kas jums domina. Taip pat dėkingas esu visiems, kurie mane seka, kurie laikina, dalinasi ir subscribe. Tai va, tiek, čiau.